2023 ruduo, spalis, fotoaparatas LT galvoja apie savo klientus. Galvojau, kas būtų geriausia dovana padovanoti pažįstamam dukrai, broliui, sesiai, pusbroliui, giminaičiui, kolegai ar 23-ųjų kalėdų metu. Ir išmąsčiau, kad tai galėtų būti printeriukas, tinkantis prie bet kokio telefono, visi jos turim. Norim nuotraukų popierinių, kurios nedingsta, kurios yra gražus atsiminimas, kurios galim kliuoti albumą, išsikliuoti savo sienas, dėti į visokius crazy albumus. Dėl to ne tik fotoaparatas LT, bet ir Canonas yra pagalvojęs apie tai. Tai yra šiandieno QX10 nuo Canon. Jeigu jūs tai pilnai vadina, Canon Selfie Square QX10. Tuoj prieisim arčiau ir aš parodysiu, kokių jis turi įdomių galimybių. Maža graži dėžutė. Gali būti tokios mėtinės spalvos, gali būti baltas, standartinis, daug žmonėms patinka, gali būti juodas, visiška klasika ir gali būti mergaitiškas, šias kalba sekstistiškai, bet nežinau, toksai gražus rožinis. Tada jos sudedasi tokio tipo lapeliai ir išlenda tokios gražios nuotraukėlės, tai parodysiu, kaip tai galim padaryti. Tarp kitko labai įdomus softas ar appas ar programa, su kuria galim labai redaguoti tų nuotraukų ir gali jas keitinėti, padaryti kokio tik nori tipažą. Žiūrėkim, kas gyvena viduj. Toks mažytis, kaip pusantro telefono dydžio. Ir aš jau čia įdėjau, tai yra sublimacinis toneriukas, jis čia įsistato taip gražiai. Hop. Ir į šitą maišelį buvo įdėtas popierius. Popierius dedasi čia. Aš jį pats naudoju pirmą kartą, bet intuityviai suprantu, ką reikia daryti. Yra dėminė popieriuko, kur galima įsidėti ir pabandyti keletą pirmųjų nuotraukų. Ok, jungiam printeriuką, palaikom vienintelį egzistuojantį mygtuką on the top. Čia turbūt daugiau niekur nepaspausi, tik tai šitą, tai čia bet kas sugebės tą padaryti. Ir kai įsijungs printeris, tada einame į telefoną ir jungiame programėlę, atpažinkit mano veidą. Aš ją parsisinčiau iš App Stores, jinai vadinasi Selfie Photo Layout, tokia. Jinai jau dabar gyvena pas mane parsiųsta. Štai, opa. Atsidarom, pažiūrim, ar viskas yra įsijungę. Du pasirinkimai. Ar renkamės iš paprastų nuotraukų, ar kuriam naują layoutą. Aš dabar noriu jums atspausdinti kokią nors nuotraukėlę, arba, pavyzdžiui, pats noriu savo atspausdinti. Prisifotografavau su draugais, galvoju, reikia draugui nusiųsti kokią nors dovaną. Einu pasižiūrėsiu, ką aš galiu nusiųsti. Gerai, žaidėm pokerį kartu. Gerai. Ir pilna pasirinkimai. Čia tarp kitko žiūriu, kažkas ir padarė ne Royal Flash, o tiesiog Flash. Būgnai ir dar eilė. Labai įdomus variantas. Gerai. Čia galima sumažinti tokią vinietę, ar ne, padaryti. Čia galima pozicionuoti, kokią nori pusę į viršų, į apačią, į kairę. Tada yra kalendorius. Datą galime užsidėti, jeigu norim. Tada, čia vėl jungiau datą. Čia net nežinau kas. Iš apačios labai gražiai, čia toks kaip efektas. Čia žiema, žieminis pokeris. Gerai, žvaigždžių valanda. Cool, einam toliau. Šitame ką tik buvau. Rėmeliai. Visokie, čia toks mergaitiškas, čia toks pavasarinis. Gali ir toks būti. Kas toliau? Štampai įvairiausi. Gimtadienis pas mūsų. Gerai, dedam gimtadienio dovaną. Toliau važiuojam, ką reikia gimtadieniui kažką. Čia dar ir filtrų yra įvairių, galim nespalvotų. Arba tokią žalią. Tada galime kažką nupiešti. Ką mes čia nupiešim? Tokią eglutę. Nelabai čia man gavosi.
grįžtam atgal. Geriau jos nepiešiu aš tada. Ir dar galėtumėm turbūt kažką užrašyti. O, tekstas. Galim pasirašyti teksto tipą, bet čia gal pirmą geriau parašyti ką nors. Super. Rašau super. Tada renkuosi spalvą teksto, kokią tik noriu. Gal balta, va šitoje vietoje labiau tinka. Tada renkuosi, kurioje vietoje jisai bus. Tada renkuosi foną, va, galim ant jo parašyti. Tada galim šriftą pasirinkti. Vardaną, čia tikriausiai po to ateityje už pinigėlius bus galim parsisiųsti visokių šriftų. Nu, pagaminau tokią nuotrauką, nežinau, ar ne čia graži, tiesiog, kad pamatytumėt, kaip galima tai padaryti. Uždarom, nu ką. O, nuotraukėlė mūsų padaryta, apdirbam iš karto su egzistuojančia programa telefone, spaudžiam print, žiūrim, kas dabar bus. Nori mano telefonas prisijungti prie printerio, junkis, prašom, tom mes ir norim. Nu ir dabar kažkas turi atsitikti. Ar bus stebuklas? Kažkas vyksta. Kažkas vyksta, pakol kas balta. Mėtinis man gražus. Labai gražus. Printeriukas mėtinis. Gal ir rožinis būtų toks pat, nežinau. Na ir laukiam, kol išlys nuotraukėlė. Ir aš manau, tokią dovaną bet kas gali panaudoti. Kalėdų proga, mažas daiktas, gali būti automobilyje pakrautas, kažkur kelionėje padarai nuotraukų, iš karto išlindo, tau yra atsiminimas, nors ir mažiukas, bet jisai fainas ir pats tas procesas paprastas, lengvas, įdomus. Nu, čia sublimacinis tiesiog deda ar skirtingas spalvas, sklijuoja ant viršaus ir mes tada gaunam galutinį vaizdą. O čia mano nerealūs dailės kūriniai juodos spalvos. Take the paper out from the delivery out. Ok, opa. Va, nuotraukėlė. Prieš tai buvau su žuvim dar padaręs. Programa Liuks, printeriukas mažiukas, nuotraukytės kaip Instax Mini, Fuji, tai formatas patys matot koks, viskas paprasta. Nusipirkai 20 lapelių pakuotę, įdėjai ją į vidų, fotografuoji. Gauni vaizdus, klijuoji ant šaldytuvo, ant sienos, ant kokio nors namų arba ant šeimos. Nežinau, būna ten tokios sienos pasidaro specialias, kur deda visus įvykius šeimos. Tai tik tai fantazijos reikalas. Gerai, tai tikiuosi, kad idėją kalėdom daviau ir iki kitų kartų.